Ką jūs veikiate visą dieną, jei nedirbate? Turiu ką veikti namuose, vaikštau lauke. Aš esu Zaktausas Vandelembautinas. Aš čia dėl savo pinigų ir nemokamo namo. Tai mano svajonė. Aš čia dėl savo pinigų ir nemokamo namo. Gerai, čia mano žemė, aš valdau šią vietą, čia mano realybė, visi būsite surakinti grandinėmis, aš jūs visus uždarysiu, jei nemokėsite mokesčių. Ir tu dirbi visą prakeiktą dieną, bet neturi nieko. Ačiū, kad taip sunkiai dirbi, kad aš galėčiau visą dieną būti namuose. Jie ne tik vagia tavo sunkiai uždirbtus pinigus, bet dabar dar ir viešai tyčiojasi iš tavęs, kad leidai savo kaip mokesčių mokėtojo pinigus skirti jiems, kurie nedirba. Ir kai sakau jie, turiu omenyje islamistus, turiu omenyje imigrantus, kurie atvyksta ir bando perimti jūsų miestus, leisdami jums už tai mokėti. Tai nėra perdėjimas, net netruputį. Paklausykite šito. Taigi, aš kaip tik einu į darbo biržą, tiesa, ir tiesiog norėjau greitai padėkoti visiems, kurie moka mokesčius, nes be jūsų aš nebūčiau ten, kur esu šiandien. Pavyzdžiui, tai, kad aš vis dar galiu leisti savo dienas ir tvarkyti savo reikalus ir gauti pinigus, nieko visiškai neveikdama, nes kiti dirba ir moka mokesčius. Man atrodo, dar niekada nesakiau jums ačiū. Taigi, nuoširdžiai kalbant iš visos širdies, labai jums ačiū. Ir toliau, taip gerai dirbkite. Ar jūs nesuprantate, kaip šlykštu, kad ši moteris yra Anglijoje? Sakydama visiems vaizdo įraše, kad ji iš tikrųjų neturi jokio noro dirbti ir kad jūs jai mokate, o ji iš jūsų tyčiojasi, sako ačiū ir žino, kad jai viskas praeis be pasekmių. Ji žino, kad niekas nieko dėl to nedarys. Perskaitykime tai. Musulmonai išnaudoja Didžiosios Britanijos mokesčių mokėtojus, dėkodama jiems už tai, kad moka jai pašalpas, kad ji galėtų visą dieną nieko neveikti. 2/3 musulmonių moterų Jungtinėje karalystėje yra ekonomiškai neaktyvios ir neieško darbo. Šis vaizdo įrašas mane pykdo ir jis turėtų supykdyti ir jūs. Ne viena istorija, o viena iš daugelio visoje Europoje. Šis arabų migrantas gyvena Lenkijoje. Išpopuliarėjo, kai tyčiojasi iš Lenkų, kad jie moka jos sąskaitas. Vaizdo įrašai jis pašaipiai sako Lenkams dirbti 12-14 valandų per dieną, kad jis galėtų patogiai gyventi iš Lenkijos socialinės paramos ir išmokų. Tai tas pats mechanizmas, kurį migrantai išnaudoja Prancūzijoje, Didžiojoje Britanijoje, Vokietijoje ir Švedijoje dėl atvirų sienų ir masinės imigracijos politikos. Aš visą tai turiu. Jūs dirbate 12-14 valandų per dieną, o aš ilsėjusi. Jis yra fitneso treneris ir islamistas, kuris tyčiojasi iš Lenkijos mokesčių mokėtojų, kurie apmoka jo sąskaitas. Panašu, kad turime šiokią tokią tendenciją. Šie žmonės ne tik vagia iš jūsų, bet dabar tai daro su džiaugsmu ir viešai. Nežino, kad jiems viskas praeis. Ir, pašaipos tik stiprėja vaikinai. Tu neturi nieko. Ačiū, kad taip sunkiai dirbi, kad aš galėčiau visą dieną sėdėti namuose už dyką. Aš galiu naudoti savo EBT. Dirbk už mane, baltas berniuk, balta mergaitė. Taip. Dirbkite už mane, jūs prakeikti balti gyvuliai. Dirbkit po velnių už mane. Taip, jūs prakeiktai dirbate man. Ir vyriausybė, jie dirba man. Visi jūs dirbate man. Dabar eikite dirbti. Mokėkite jiems mokesčius. Rūpinkitės manimi ir mano žmonėmis. Gerai, čia mano žemė. Aš valdau šią vietą. Čia mano realybė. Jūs visi būsite surakinti grandinėmis. Aš jūs visus uždarysiu, jei nemokėsite mokesčių. Ir jūs dirbsite visą prakeiktą dieną. Jūs nieko neturite. Ačiū, kad taip sunkiai dirbate, kad aš galėčiau visą dieną būti namuose. Tai skirta visiems jums, amerikiečiams, kurie galvojate, gerai, čia Europos problema. Tai nėra Europos problema. Jie vagia pinigus iš visų, kur tik bebūtų, nes tai yra tai, ką jie daro. Aš vis labiau ir labiau pykstu su kiekviena sekunde. Nežinau kaip jums. Dar vienas vaizdo įrašas iš Prancūzijos. Pinigai ir mano nemokamas namas. Tai mano svajonė. Aš čia dėl savo pinigų ir savo nemokamo namo. Tai mano svajonė. Aš čia dėl savo pinigų ir savo nemokamo namo. Tai mano svajonė. Jie meluoja. Jie tau pardavė apgaulę. Netikra istorija, kad šie žmonės atvyksta todėl, jog jiems tikrai sunku jų gimtuosiuose miestuose. Kas yra tiesa? Jų šalis yra korumpuotos, bet žinote kodėl? Dėl tokio mąstymo ir požiūrio. Vietoj to, kad sakytų, kurkim kažką ir darykim gerą, jie galvoja, tiesiog imkime ir vokime. Ir jie klausia, iš kur galime pavogti?
Prancūzija, Vokietija, Lenkija, Anglija, Amerika. Jie turi pinigų, jie moka mokesčius, jie daro gerą. Eikime ir paimkime viską, ką tie žmonės sunkiai kuria, pavokime iš jų ir tuo pačiu metu dar ir sunaikinkime jų kultūrą. Nes, na, kodėlgi ne? Aš tiesiog negaliu patikėti tuo akivaizdžiu pasitikėjimu, kurį šie žmonės turi dalindamiesi savo nuomonėmis internete ir pasakodami, kaip jie jaučiasi. Kiek laiko jūs jau gyvenate Nyderlanduose, ponė? Aš Gyvenu 25 metus. O ar dirbate? Ne, ne. Taip, taip. Ar dirbate savo? Ne, ne. Taip, taip. O jūsų vyras? Mano vyras serga. Vyras? Ne, mano vyras serga. Abu? Jūs abu sergate? Taip. Taigi jums abiem nepavyksta dirbti? Ne. O ar nėra galimybės, kad jūs, nepaisant savo ligos, vis tiek kažkokiu būdu galėtumėte rasti darbą, kuris būtų mažiau intensyvus? Taip. Mano vyras anksčiau norėjo studijuoti, bet nepavyko. Dėl ligos? Taip. O kalbos mokymasis, kiek tai sunku? Šiek tiek sunku. Ką veikiate visą dieną, kai nedirbate? Užsiemu namuose, vaikštau lauke. Kiek ilgai? Aš esu Zachtaus van der Lembauten. Aš dirbu lauke. Tai aš ir darau, kol jūs kvailiai mokate už mano pinigus. Ar prisimenate tą vaizdo įrašą, kurį žiūrėjome? Nemokamai. Aš galiu naudoti savo EBT. Eikite dirbti man, baltaodžiai vaikinai, baltaodės merginos. Taip, eikite dirbti man, jūs prakeikti baltaodžiai gyvuliai. Prakeiktai dirbkite man. Taip, jūs prakeiktai dirbkite man. Ir vyriausybė yra ta, kuri dirba man. Jūs visi dirbate man, dabar eikite dirbti. Sumokėkite jiems mokesčius. Rūpinkitės manimi ir mano žmonėmis. Gerai, tai mano žemė, aš valdau šią vietą, tai mano realybė. Jūs visi būsite grandinėse. Aš paimsiu. Kai žiūrite tokius dalykus, staiga tokio tipo vaizdo įrašai pradeda atrodyti prasmingi, tiesa? Londono meras yra musulmonas, Birmingamo meras yra musulmonas, Lidso meras yra musulmonas, Blackburno meras yra musulmonas, Sheffieldo meras yra musulmonas, Oksfordo meras yra musulmonas. Liutono meras yra musulmonas, Oldhamo meras yra musulmonas, Rochdale'o meras yra musulmonas. Visa tai pasiekia tik 4 milijonai musulmonų iš 66 milijonų žmonių Anglijoje. Šiandien Anglijoje yra daugiau nei 3000 mečečių. Anglijoje yra daugiau nei 130 šariato teismų. Ir yra daugiau nei 50 šariato tarybų. 78% musulmonių moterų nedirba ir gauna valstybės paramą bei nemokamą apgyvendinimą. Jei ketinate kurti visuomenę, kurioje šie žmonės kontroliuoja praktiškai visur ir taip pat skatina mąstyseną, kurioje niekas nedirba, kaip manote, iš kur atsiras pinigų? Kaip manote, iš kur atsiranda pinigai? 63% musulmonų nedirba ir gauna valstybės paramą bei nemokamą būstą. Tai yra visuomenės problema. Tai jų mąstysena. Jie apsidairo ir sako, taip, jūs turėtumėte manimi pasirūpinti. Taigi, šie žmonės ne tik atvyksta, vagia mūsų kultūrą, vagia mūsų žemę, keičia mūsų įstatymus, bet jie taip pat pasiema mūsų pinigus ir dar tuo giriasi. Ir aš jums sakau dabar, jei esate supykę, jūs dar nepakankamai supykę. Valstybės remiamos musulmonų šeimos vidutiniškai turi nuo 6 iki 8 vaikų, kurie visi gauna nemokamą apgyvendinimą. Kiekviena mokykla Jungtinėje karalystėje privalo mokyti apie islamą. Dažniausias kūdikių vardas Anglijoje yra Muhamedas. Tai nėra imigracija, tai yra invazija. Taip, Eiveri, būtent taip ir yra, tai invazija ir jie tai daro džiugiai, išdidžiai, garsiai, vaikšto aplinkui ir tyčiojasi iš tavęs. Iš tikrųjų, jie tiesioginė prasme tyčiojasi iš tavęs. Prisimink vaizdo įrašą, nuo kurio pradėjome. Ši moteris dėkoja visiems, kad jai nereikia dirbti. Aš kaip tik einu į darbo biržą, tiesa, ir tiesiog norėjau greitai padėkoti visiems, kurie moka mokesčius, nes be jūsų nebūčiau ten, kur esu šiandien. Man patinka, kad galiu kaip įprasta leisti savo dienas ir tvarkyti savo reikalus ir vis tiek gauti pinigus nieko visiškai neveikdama, nes kiti dirba ir moka mokesčius. Man atrodo, dar niekada nesu padėkojusi. Taigi, nuoširdžiai, iš visos širdies dėkoju Jums ir linkiu toliau taip gerai dirbti. Taip, jūs dar nepakankamai supykę, vaikinai. Nesvarbu, kiek jūs pykstate, nesvarbu, kiek esate įsiutę, jūs dar nepakankamai supykę. Tai yra šlykštu, tai yra niekšiška.
Jie iš mūsų tyčiojasi, jie mus apvaginėja ir kažkas turi pasikeisti. Ačiū, kad atkreipėte dėmesį į šį klausimą.